Na va, labą dieną su šiokiais tokiais trukdžiais, kaip visada nebūna Zoomo, nors ir po tiek metų su kokiais nors lepsusais. Sveikinamės su susirinkusiais tiek čia salėje, tiek prie kompiuterių ekranų į mokslinį seminarą iš ciklo naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai. Na ir šiandieną noriu pristatyti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus tyrėjų grupė. Tai daktarė Lina Bugienė, daktarė Lina Leparskienė, daktarė Andrių Kanevą ir aš, Radvilė Racėnaitė. Mes visi keletą metų dirbome tarptautinėme projekte, kuris lietuviškai vadinasi Atpasakojamos vietos ir keliai kaip įtraukos erdvės ir vietos, bendra vaizduotė ir daugiasluoksnis paveldas. Na ir norime trumpai pristatyti, ką Lietuvos tyrėjų grupė atrado, ištyrė, apibendrino savo tyrimus ir savo jau šį seminarą pavadinom paprasčiau Atpasakojamos vietos mitologinės vaizduotės ir paveldo sąveika. Na ir dabar pirmiausia, aš paprašysiu Lietuvos tyrėjų grupės vadovę Liną Bugienę trumpai pristatyti patį projektą ir savo tyrimų dalį. Labą dieną, tikiuosi mane girdite. Tuo jau kairė, tuo pasidalinsim ekranu. Taip, tai pirmiausia, aš turbūt keli žodžius apie patį projektą. Čia yra aprašyta, kaip jisai vadinosi angliškai, tai gana toks painus tas pavadinimas. Mes išsivertėm į lietuvių kalbą. Projektas buvo tarptautinis, vadovavo Tartu universitetas, projekto vadovas mūsų visų folkloristų gerai pažįstamas profesorius Ulo Valk. O partneriai buvo Oslo universitetas, Latvijos universiteto literatūros, folkloro ir meno institutas ir dar neskubėkite su skaidrėm. ir mūsų institutas taip pat. Tas projektas buvo trimetis, jis turėjo trukti lygiai 3 metus, bet buvo pratęstas pusmetį, kadangi mums labai nepasisekė, nes vos pradėjus projektą prasidėjo COVID-as ir epidemija ir mūsų ir bendradarbiavimo planus, ir visus numatytus renginius reikėjo smarkiai keisti ir perkelinėti ir visaip kitaip adaptuoti prie esamos situacijos. Tas buvo labai nesėkmingas dalykas. Tačiau veiklos buvo vis tiek vienaip ar kitaip įvykdytos. Daugiau informacijos apie tą projektą galima rasti. Apačioje yra nuoroda. Turime savo svetainę, ten yra surašytos visos projektų vykdytojų grupės, visos publikacijos, konferencijos, kurių buvo labai nemažai. Na ir kitokia mūsų veikla. Tai čia veikla atspindinti nuotrauką, čia yra iš seminaro Latvijoje, dalis projekto vykdytojų. Kiekvienas, kas yra vykdęs tarptautinius projektus, žino, kad geriausioji dalis turbūt yra asmeniniai susitikimai, kontaktai ir bendra veikla. Tai čia tokia mažytė iliustracija. Toliau yra tekstas iš mūsų paraiškos tam projektui, kurį mes rašėme, ganėtinai gal sudėtingas. Aš keliais žodžiais pasakysiu, kad turbūt esmė ir ašis šito projekto yra vietos, žmonės ir pasakojimai. Tai būtų turbūt paprasčiausiai nusakyti tai, ką mes turėjome, ką mes įsivaizdavome, kad galime daryti. Tai projektas, aišku, buvo tarptautinis ir Lietuva buvo vienintelė šalis, kuri buvo taip su vyraujančia krikščionybė. Tai mes tuo trupučiuką skiriamės ir mūsų tos šventvietės ir kitos išskirtinės vietos turėjo tam tikrą atspalvį, skirtingą nuo kitų šalių, Norvegijos, Estijos, Latvijos, kur vyrauja protestantų tikėjimas. Ir aišku, pagrindinis dalykas buvo sužaisti ta atpasakojimo kategorija ir pasakojimo kategorija. Angliškam pavadinime tas restored
yra tam tikras žodžių žaismas, kadangi tai yra ir atpasakojimas, ir vieną raidę pakeitus išeina, kad atkūrimas, restauravimas tų vietų. Tai tokia maždaug ir buvo esminė problematika. Tas senasias išskirtines vietas, apie kurias esama tam tikrų pasakojimų, folkloro tradicijos, pažiūrėti, kaip jos funkcionuoja dabar ir kaip jos veikia visuomenė ir žmonės. Ir kaip žmonės ar visuomenė veikia tas vietas, kadangi mes išėjom iš tokios prielaidos, kad vieta pati savaime, jinai neegzistuoja kaip fizinis objektas, bet kaip sakrali vieta ar išskirtinė vieta ar kažkas ypatingo, jinai egzistuoja tik tai žmonių dėka. Jeigu žmonės suteikia jai tam tikrą reikšmę, ta reikšmė savaime kinta, savaime aišku kinta ir transformuojasi ir kartais pasidaro visiškai priešinga. Žodžiu, tokie mūsų buvo tyrimai. Čia yra, reklamuoju, mūsų būsimos pagrindinės projekto publikacijos, knygos, straipsnių rinkinio, iš 14 straipsnių su plačiu įvadu ir pabaigos žodžiu. Tas tomas vadinsis Place Lore, Pilgrim Roots, Restored Sites and Contested Spaces. Redaktorius jūs matote, tai iš kiekvienos dalyvaujančios šalies po vieną asmenį. Ir Ekvinokso leidykla jau reklamuoja jį kaip būsimą leidinį. Jis turėtų pasirodyti dar šiais metais, jeigu viskas bus gerai. Tai va, čia projekto koordinatorių grupė pagrindinė Amerikoje, American Folklore Society renginyje. Mes irgi pristatėme projektą. Iš kairės yra profesorius Ulo Valkas, toliau yra Marion Bauman, Škotijos atstovė, mūsų konsultantė, profesorius Dirk Johansen iš Norvegijos, aš, Agita Mysanė iš Latvijos ir Kristel Kivari iš Estijos. Kas atsitiko? Užstrigo, ne? Tai galima toliau. Taip. Čia aš pabandžiau surašyti kelias savokas, kurios projekto metu buvo dažniausiai turbūt naudojamos. Pagrindinė ir pati svarbiausia, aišku, ta Place Lore, kuri yra sukurta pagal folklore analogiją. Tai yra vietų tautosaka, arba galėtume galbūt lietuviškai sakyti vietosaka. Taip pat, aišku, labai svarbus buvo pasakojimas, kuris yra ir reikšmės kūrimas, kaip sakiau, ir perkūrimas, ir atkūrimas. Mes gilinomės į vietos reikšmę individui, vietos reikšmę bendruomeniai, į atmintį, paveldą, į paminklinimą, į religijų ir tradicijų sąveiką. Taip pat buvo labai svarbi išskirtinė dalis projekto, būtent piligrimų keliai ir piligrimų patirtis ir vietos. Na ir taip pat angliškas terminas, kurio aš nelabai moku išversti, bet jis pastaruoju metu labai smarkiai įsigali folkloristikoje, tai yra vernacular. Tai būtų tas pats liaudiškas arba net ir prigimtinis mūsų atveju, nežinau, kuris vertimas ar apibūdinimas tiktų geriau. Tai va, tai tiek būtų apie patį projektą. Toliau aš norėjau keletą žodžių pasakyti apie savo pačios tyrimą. Tai yra tas straipsnis, kuris bus įtrauktas į baigiamąją projekto publikaciją. Čia matote jo pavadinimą ir autorius. Tai esu aš ir taip pat Tautvydas Kontrimavičius, kuriam esu be galo dėkinga už pagalbą. Tai yra Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio muziejaus muziejininkas, nepaprastai dosnus žmogus, kuris pasidalijo daugybę archyvinės medžiagos ir savo paties tyrimais. Ir žodžiu, mes parašėme straipsnį apie Puntuko akmenį ir apie jo istoriją. Tai yra mitinė praeitis, tautinė istorija ir ginčiamas paveldas, turbūt taip reikėtų išversti tą angliškai pavadinimą. Bandėm pažiūrėti į Puntuką kaip tokią naujai įprasmintą ir perprasmintą vietą. Ne tik tai, kad tai yra mitinis akmuo, kuris yra apipintas folklorinė tradicija, nors ta tradicija, kai pasigilinau kiek labiau, jinai nėra tokia labai gausi. Kaip paaiškėjo, tai yra tik tai keli padavimai užrašyti apie Puntuką
mūsų archyve. Ir tai yra ta pati klasikinis tas pats siužetas apie velnią, kuris nešė akmenį sudaužyti bažnyčiai arba užversti jos durims, arba ten kažką tokio panašaus padaryti. Nepaisant to, tas folklorinis mitinis įprasminimas yra. Ir akmuo, kuris yra didžiulis ir kuris išsiskiria landšafte, jis aišku, kad turėjo įgyti tam tikrą tradicinių pasakojimų aurą. Bet matyt, nepatenkinti tokiu nedideliu folkloriniu šito akmens apvaizdavimu, XIX amžiaus pabaigos kraštotyrininkai ir kūrėjai sukūrė, man atrodo, romantinių sakmių apie tai, kaip tas akmuo buvo aukojimo vieta, kaip ten buvo senovės krivis arba kunigaikštis Pentykis, kuris ant to akmens ten kažką darė, jau netgi nebegaliu normaliai apsakyti, kuris vedė nekaltą mergelę, ir arba tiesiog buvo, kitas siužetas yra apie tai, kad tas Pentykis buvo tiesiog vagis ir vogė aukojimus daiktus nuo akmens ir dėl to buvo nužudytas dievų. Žodžiu, vėlesniais laikais dar daugiau siužetų atsirado apie Anykšto šeimą, man rodos, tai irgi yra literatūrinė kūryba. Taip pat visiems žinomas, aišku, yra to akmens įprasminimas Baranausko Anykščių šilelyje, kur irgi remiamasi ta tradicija, kurią Baranauskas nebejotinai žinojo. Žodžiu, tas akmuo turėjo vieną aurą iki 20-ojo amžiaus vidurio. Jis buvo žinomas, mėgstamas, prie jo būdavo rengamos vakaronės, bet visai kitokią reikšmę ir prasmę jis įgijo 43 metais, kai buvo jame iškaltas bareljefas su Dariaus ir Girėno atvaizdais ir jų testamento žodžiais. Šita akcija buvo iš esmės įvykdyta aviatoriaus Tomo Zaukos iniciatyva, nors dažniausiai minimas Bronius Pundzius, skulptorius, kuris tą bareljefą kalė. Bet jeigu ne Tomas Zauka, nebūtų buvę nieko. Jis buvo pirmininkas komiteto sukurto Dariaus ir Girėno skrydžiui įamžinti, ir jo pastangomis karo metais, 42-43 metais, buvo iškaltas tas bareljefas akmenyje ir taip pat lakūnų testamento žodžiai. Dabar akmuo atrodo taip. Kas mus sudomino labiausiai, tai yra ta diskusija, kuri išsiplėtojo prieš kalant tą bareljefą ir jau po jo bendruomenėje, kuri toli gražu nebuvo visi patenkinti tuo, kas yra daroma. Ir pavyzdžiui, spaudoje taip pat buvo daugybė straipsnių apie tai, kad šventąjį akmenį subjaurojo, kad netinkamai buvo pasielgta su puntuku, kad dabar yra nei paminklo nebeturim, nei lakūnams garbė, daugybė tokių atsiliepimų. Ir pats Tomas Zauka, reaguodamas į tai, buvo kreipęsis į Antaną Vienuolį atsiklausti, dar prieš pradedant tą paminklo darymą, atsiklausti, ar taip galima ar negalima. Ir Vienuolis pasakė, kad taip, puntukas ir lakūnai yra milžinai verti vienas kito. Bet netrukus Faustas Kirša apvertė visą šitą pasakymą aukštyn kojom, pareikšdamas, kad ir puntuko tragiškas likimas ir lakūnų. Žodžiu, tai buvo daugybė įvairiausių diskusijų šio klausimu, su vietos klebono pasipiktinimu, kad Neptūnas ir Perkūnas, kurie yra pagoniški dievai, ir jiems tai patiko. Ta versija klebonui patiko tai, kad vienas iš akmenį kalusių meistrų buvo nekrikštytas socialistas, arba tiesiog tų variantų. Ką aš noriu pasakyti? Galiausiai tam viskam buvo pateiktas taškas, kai Petras Tarasenka pateikė tokią savotišką ekspertinį išvadą, pasakydamas, kad akmuo nebuvo pažeistas, kad jo perimetras nebuvo sunaikintas, kad šis darbas yra šedevras ir kad jis bus labai svarbus tautiniam sąmoningumui ugdyti. Bet išpainiojantis per visas tas kontroversijas ir diskusijas, išryškėja labai įdomus dalykai. Išryškėja sąveika tarp folkloro arba mitinės tos vaizdinijos ir moderniųjų laikų. Išryškėja prieštara tarp regioninės tapatybės ir nacionalinės tapatybės, kai ginčijamasi, kad akmenyje reikėjo iškalti Baranauską ar kokį nors kitą garsų Anykštėną, o ne Darių ir Girėną, kurie neturi nieko bendro su Anykščiais ir su puntuku.
Nepaisant to, galiausiai tas akmuo, kaip mes matom, tampa tokiu nacionaliniu simboliu ir prie jo yra švenčiami Dariaus ir Girėno skrydžio jubiliejai. Čia viena iš tokių nuotraukų. Taip pat lankosi mokinukai, lankosi turistų grupės. Žodžiu, jeigu galima pasakyti, nusakyti tą puntuko transformacijų istoriją, tai aš išskirčiau bent mažiausiai 3 lygmenis. Ta folklorinė tradicija, nacionalinė šita tradicija su Dariaus ir Girėno įprasminimu ir šiuolaikinė ta moderni, kai jis yra naudojamas edukacijai, turizmui, įvairiausiams kitokiems tikslams ir kurie iš esmės apima 2 ankstesnėsias. Tai šito tyrimu norėjom parodyti, kad vieta, tarkim šiuo atveju vienas riedulys, gali tapti centru įvairiausių kontroversijų ir įvairiausių sąveikų ir tikrai jisai nėra vienareikšmis. Gerai, aš turbūt viršiau savo laiką, tai duodu žodį savo kolegai, turbūt Andriui. Tai tada dar pabandom labai greitai vieną dalyką. Jo, bet jeigu mes padarom taip, aš tik taip darysiu. Jeigu ne, tai ne. Man atrodo, kad dabar turėtų būti gerai. Jo, ir dabar veikia. Ir jeigu aš keičiu, veikia. Taip, tai čia tik tai trumpai ir dabar turėtų viskas veikti. Jo. Gerai, tai aš pasistengsiu greitai, trumpai pristatyti. Aš šito projekto, kaip sakyti, rėmuose atlikau 3, kaip sakyti, tyrimus ar publikacijas, skirtingas vietas. Tai šitas projekto, tie visi mano tyrimai ir mūsų visų, man atrodo, labai gerai parodė, kaip užsienyje pristatant tam tikras vietas, kurios mums tokios jau nusibodusios ir labai gerai žinomos, 100 kartų girdėtos ir aprašytos, kad jos gali būti auditorijai labai labai stipriai nustebinančios, įdomios ir keliančios didžiulį, žodžiu, susidomėjimą. Tai mano pirmoji šitam projekte publikacija tai buvo apie Rambino kalną. Šiek tiek atsispyriau nuo to ir ką esu daręs savo disertacijoje ir tada dar papildomai parašęs. Žodžiu, publikavau estų kalba, dėja, tai ir pats negaliu perskaityti to savo straipsnio, bet jeigu kam nors reikia, aš turiu ir anglišką variantą, iš kurio jie vertė, jeigu kam nors prireiktų tokios informacijos, bet šiaip tas, kaip ir pristatė Lina tą mūsų projektą, tai esmė yra tų vietų transformacijos, jų prasmės keitimas arba vienu metu skirtingose ar skirtingų žmonių ar socialinių sluoksnių ar iš tam tikrų, kaip sakyti, prieigų matomos tos skirtingos prasmės tos pačios vietos ir jos įprasminimas vis kitoks. Tai apie Rambyną aš buvau padaręs tokį kaip numažink. Gerai. Tai va, tai apie Rambino kalną, tokia ir tą istorinę jo visą praeitį ir archeologinę, kaip vis dėlto yra viena mūsų. Čia aš dabar girdžiu save. Kas? Tai aš dar nespaudžiu. Žodžiu, vis tiek, tai yra mūsų viena iš tų labai retų šventviečių, kurios buvo vis tik šaltiniuose, rašytiniuose užfiksuotas ir panašiai. Ir, žodžiu, pristačiau iš tos pusės kaip istorinį tokį šventvietę iš rašytinių šaltinių ir taip pat kaip jau mūsų 19 pabaigos, 20 pradžios vieta, kuri yra labiau jau įprasminta ir kaip Mažosios Lietuvos lietuvių identiteto tokia labai svarbi dalis, kurie darė kaip centrą, nes vis tiek tas buvo labai daug ant tos iki krikščioniškos kultūros pastatyta. Ir dar trečias aspektas buvo iš tos tokios asmeninės perspektyvos ir žmonių prisiminimų. Ir čia naudojau ir Amžinąją Rambino knygą, kuri gal savo tą išvaizdą ir mastų yra įspūdingesnė negu turiniu, nes nėra jinai labai ten pilnai prirašyta, kaip ir Radvilė nustebo, kai sužinojo. Nes iš tikrųjų objektas yra galingas, bet taip, ne, 1000 yra lapų, kurių 900 kažkiek yra tušti ir keliasdešimt prirašyta.
Bet visgi tai yra, na, unikalus reiškinys ir aš čia naudojau tik tai kontekstui, žodžiu. Tai tą Rambino kalną vienas buvo pirmasis mano toks tyrimas. Kitas buvo, aš važiavau į konferenciją Airijai ir ten buvo tokia potėmė konferencijos tam tikrai ir aš vis galvojau, ką man iš savo tyrimų nelabai turėjau ką pristatyti. Bet pagal pavadinimą ir pagal visą konceptą konferencijos, tai labai, mano galva, tiko mums visiems labai gerai žinomas Kryžių kalnas arba Jurgaičių piliakalnis. Ir kai aš ten nuvykau ir pristačiau tą mums labai gerai žinomą Kryžių kalną, ten buvo visas rankų miškas ir panašiai, ir ten laiko neužteko ir žmonės po to klausinėjo, kas čia per vieta, kaip čia viskas yra. Ir aš tada galvoju, mes čia taip mėgstam, mes internete, sakykime, mėgsta pristatyti Kryžių kalną, kaip čia visam pasaulyje vos nežinoma vieta, tai nežinau, gal tarp piligrimų pasaulyje ir yra jinai žinoma, bet, sakykime, tarp tų pačių mokslininkų, kurie lyg ir yra tos ryties, tai taip pasirodė, kad bent jau tam kontekste tikrai nieks nieko nėra girdėję, nebuvo bent jau tenai. Ten buvo religijotyrininkų konferencija, tai kaip ir. Tai ir taip pat ruošdamas po to jau tą publikaciją, supratau, kad iš tikrųjų ir tų mokslinių tyrimų nėra labai daug, yra ten ta knygelė tokios konferencijos pagrindų, yra daug internete tiesiog informacijos, bet tokių kaip tyriamųjų darbų nėra tiek ir daug iš tikrųjų apie Kryžių kalną. Ir aš ten stengiausi irgi parodyti tuos visus skirtingus etapus arba skirtingas reikšmės, kurias ta vieta buvo. Tai čia aišku yra ir tas jos gyvavimas kaip piliakalnio, kuris 14 amžiaus vidury buvo nusiaubtas, Kulių pilis stovėjusi ant Jurgaičių piliakalnio ir žodžiu sudeginta ir panašiai. Tada kaip tapo ta jau tokia apžadų vieta 19 amžiui, apie vidurį, antroji pusiai. Čia yra Kšifickio nuotrauka labai ankstyva su tuo tokiu pirmuoju vaizdu, dar neapkrautu per daug. Ir kaip po to, čia turėtų tą pasikeisti. Ir kaip po to ta vieta iš tos jau apžadų vietos buvo piliakalnis, gyvenama vieta ar ne, viduramžių, tada apžadų vieta ir tada kaip jinai tapo jau net ne tiek ir religinė, bet tuo pačiu ir, žodžiu, šitą tencijos vieta prieš sovietinę okupaciją, neabejotinai. Tai aš ir pats asmeniškai pažįstu žmonių, kurie visiškai netikintis ten pasakojo, kad vedžia naktį bandė juos pranešti ir visai statė, nes, žodžiu, tai jau buvo daugiau negu tik tais religijos klausimas. Ir čia vėlgi 60 į tam tarpe šiam pirmų, šiam ketvirtų turėjo būti daryta nuotrauka, nes tuo metu buvo sunaikinti visi kryžiai ant kalno. Ir ta paskutinė tokia dalis mano to tyrimo buvo jau šiandien irgi, kaip jisai atgyjo, kaip jisai patys visi puikiai žinom, čia kažko pristatinėti nereikia, bet ir tos, kaip per asmeninės prizmės, asmeninės istorijas, ten, sakykime, yra ta labai gera istorija, kaip pagyvenęs vyras, toks iš Panevėžio, jis jam buvo antstoliai priteisė ten kažkokių pinigų, tai jisai padarė 2 dalykus. Pirma, parašė Grybauskaitei laišką, kad čia yra neteisybė. Tai čia pirmas jo veiksmas. Kelias dienas negavo atsakymą, tada sėdo į mašiną, pasidarė Molotovo kokteilį, nuvažiavo į Kryžių kalną ir tiesiog užmetė. Taip, gaisras jo, kad atkreip dėmesį. Tai žodžiu, žmogus 2 sugalvoja dalį. Ir dar per savo metinės jis tą padarė, dar ir tokį sakralų laiką savo išsirinko. Savo, man rodos, vestuvių metinės. Tai žodžiu, toks antras žmogaus impulsyvus sumanimas, jeigu Grybauskaitė neatsako, važiuojam į Kryžių kalną iš Panevėžio, tai šiaip tai ne vietinis. Ir padegam, žodžiu, kad gal. Ir tada paskambino policijai ir prisipažino. Taip. Ir ten daugiau tų kontroversijų, ten gal atsimenat, buvo ir su Hongkongu, kur kinų turistai pamatė ir tada pradėjo gretimų kryžių ten, kurie šiaip kažkokiam šeimos atminimui ten užrašė prieš, žodžiu, ten visokių yra dalykų. Tai va, tai kaip ta vieta gyvena šitiek transformacijų ir šitiek skirtingų tų, žodžiu, prasmių turinti viename. Ir paskutinis, dabar čia jau mano, ir šitas dar nepublikuotas, čia bus į tą, kur Lina pristatė paskutinį leidinį, bet dar vienas
tyrimas, tai mūsų su kolegi iš Latvijos jau yra apie šiuolaikinius labiau dalykus ir šitas visas mūsų alleged arba menamas šventvietės. Tai mes su ją, su Agita Misane iš Latvijos, kur irgi dalyvauja šitam projekte, mes ir važiavom ir į mūsų Lopaičių šventvietę, ir į Pokainius Latvijai. Žvalgiam, žodžiu, vietas ir yra dabar rašomas, šiemet irgi išeis straipsnis apie tuos du labai labai panašius objektus ir bent jau kol kas dar mes nesam pabaigę iki galo visko, bet taip mano galva, tai tas mūsų Lopaičiai yra tokia kaip mažasis vaikas Pokainių, tikrai lokalus, labai niekada neišaugęs, gal tą tokį didelį, nes kadangi Lopaičiuose toje menamoje šventvietėje, kuri, nežinau, ar žinot, tai yra 21 amžiuje 2003 metais staiga atsiradusi šventvietė kitoje upelio pusėje nuo Lopaičių piliakalnio, kaip taisyklė su tokiamis tomis New Age vietomis būna, kad yra šalia ta vieta, kuri istorinė yra ir labai šalia atrandama, žodžiu, akmenų krūsnis, kurias archeologai ir geologai yra oficialiai išleidę ir straipsnių ir patvirtinę, kad tai yra sustumti akmenys per melioraciją, per kolūkių, žodžiu, įkūrimus į tą miškelį, kuris nebuvo dar tuo metu iš tikrųjų miškelis. Ir šiandien, 2003 metais, ten iniciatyvinė grupė, žodžiu, žemaičių nacionalizmo, nežinau, ar tinka žodis nacionalizmas, kai apie žemaičius, žodžiu, tinka, ne? Ne nacija. Lokalus nacionalizmas, žodžiu. Žemaičių pradėjo tą vietą stumti kaip centrą iš pradžių praeities žemaičių, po to ir tai tapo žinoma, kaip jau šiais laikais būna ir energetinių centrų, ir su kosmosu susijusių, ir gydančių, ir visa kita. Ir panašiai. Tai žodžiu, tas toksai mūsų tyrimas bendras, o Lopaičiuose, tai Pokainiuose, tiksliau Latvijoje, tai jau yra daug didesnio masto, ten yra, jau visos Latvijos tokia kaip labiau apimanti. Pas mus tas naratyvas išliko lokalus, nes jie visą laiką taikėsi būtent į tą. Ir aš manau, kad tai gal ir yra priežastis, kodėl per pastaruosius 15 metų nelabai daug ten ir to kažkokios raidos buvo tai šitoje vietoje, bet jinai vis dar lankoma aktyviai žmonių. Ir 11 metais buvo ekspedicija instituto ir irgi yra Vilmos Daugirdaitės straipsnis, kur yra irgi labai gerai aprašyta ir ta eiga šiek tiek ir publikuoti, žodžiu, pasakojimai iš vietos žmonių, kaip jau inkorporuotos tos legendos naujos į vietinius žmonių pasakojimus. Taip, tai viskas tiek norėjau pristatyti. Taip, lygiai taip, biškiai anksčiau, tiesiog Latvių Pokainių šventvietė, jinai yra labiau ankstyvi 90-ieji, ten 90, apie vidurį, gal 5, man rodos. Gali būti. Aš, kadangi mes dviese rašom, tai... Jo, man, kadangi kolegė rašo iš Latvių pusės, tai aš taip nesmėjau dar kol kas. Va. Aha, gerai. Taip. Aš pats, apie ką? Taip, yra tas kažkiek, kad Kryžių kalnas per šitą prizmę, bet man atrodo, kad ar čia nėra tas dalykas, kai mes labai dalinamės tuo faktu, bet kiek iš tikrųjų plačiai yra užsienyje tikrai tas žinoma, čia vėlgi klausimas. Taip. Jo. Jo. Tiesa. Ja. Tai taip, aš kaip sakyti, nesakau, kad jo iš vis nežino. Tiesiog sakau tą įspūdį žmonių, mokslininkų. Taip, yra tas naratyvas.
Jo, ir komentaras apie tai. Taip, tai aš nenorėjau pasakyti tikrai, kad niekas jos nežino, bet kad nėra taip, jo, ne taip gal kaip mes galvojam, kad jinai yra. Jo, šiaip, kad yra, tai tikrai kažkiek. Jo, tiesa. Aha. Čia. Aha. Man būtų gerai ne fuskrynas, kad aš šone matyčiau. Okay. Na tai dabar pereinam prie trečio pristatymo. Tai aš projekte irgi iš pradžių planavau atsidėti daugiau katalikiško religingumo temai, tai yra Faustinos Kovalskos istorijai ir pamaldumo tradicijai Vilniui, kadangi jinai dabar labai staigiai ir labai įspūdingai atgimsta tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje po to, kai Faustina Kovalska buvo paskelbta iš pradžių palaimintąja, paskui šventąja. Na ir tą vietą rinkausi ir dėl to, kad tas jos namelis, kuriame jinai matė vizijas čia pat šalia mūsų instituto netoliese Antakalnyje ir mano vaikystės vietos, mano gimtieji namai šalia. Tačiau dirbdama su ta Faustinos Kovalskos pamaldumo jai ir pamaldumo Jėzaus gailestingumo kulto tema, tuo pačiu pamačiau, kad, kalbant apie Vilniaus topografiją, Vilniaus religinę topografiją, būtina, verta remtis į tą, bendresnę Vilniaus kaip mitologinės vietos, Vilniaus kaip religiškai svarbios vietos kontekstą ir galų gale Faustinos Kovalskos tą temą laikinai atidėjau į šoną, vis tiek planuoju užbaigti tą tyrimą, nes labai įdomu ir labai įdomus tas katalikiško pamaldumo, ta sklaida šiuolaikiniam moderniam Vilniuje, kai eina kažkelintą savaitgalį piligriminės nedidelės grupelės per tą šiuolaikinį miestą, visiškai, reiškia, su kitom intencijom, su kitais tikslais žmonės, o šalia ten, kaip eina žmonės su kavos puodeliais, vedžioja šunis ir kaip ta tokia archaiška religinė praktika užskleidžia tą modernų šiuolaikinį miestą. Bet kitas mano tas tyrimų ir, man aišku, kaip folkloristė artimesnis, tai buvo Gedimino pilies kalno ir bokšto Vilniuje mitologinis kontekstas, ir istoriniai radiniai, tiesiog to kalno įpaveldinimas ir kaip architektūros paminklo ir kaip kraštovaizdžio objekto. Ir tiesą sakant, tas Vilniaus vaizdinys, Gedimino sapno, Gedimino kalno, bokšto ir įvairūs mitologiniai, religiniai kontekstai iš tiesų tirti įvairiais aspektais. Tačiau suprantama, kad kiekvienas tyrėjas rinkosi jam artimiausią tyrimų kryptį ir, sakykime, tas metraštinės legendas, Palemono mitą, tą patį Gedimino sapno pasakojimą. Beje, įdomu, kad yra tokia paralelinė siužetinė linija, kur sakoma, kad Vilniui kūrė ne Gediminas, o Palemonas. Tas pats Palemonas, kuris esą atvyko su romėnais iš Italijos. Tai va šitas metraštinės legendas yra tyrę literatūrologai, senosios literatūros specialistai Sigitas Narbutas, Kęstutis Gudmantas, Mintautas Šiurinskas, labai įdomiu aspektu pažiūrėjęs, kaip Vilnius senojoje raštijoje vaizduojamas kaip gyva būtybė, tokia personifikuotas personažas. Žinoma, svarbu, kad ir jie atkreipia dėmesį į tai, kad ko gero tos legendos savo ištakom remiasi į kažkokią folklorinę tradiciją, kažkokias mitologinius vietinius kontekstus, tačiau nuo savęs pridėčiau, kad ko gero visų pirma turime reikalą ne tiek su ta valstietiškąja mitologija, ar ne tik valstietiškąja mitologija, kaip galimų šaltinių,
bet visų pirma bajoriškąja ar tą valstybiškąja, kariškąja mitologija, kurioje labai svarbus tas bendresnis valstybės, sostinės steigimas, legitimizavimas europinėme kontekste. Ir į tokius galimus bajoriškojo folkloro kontekstus yra atkreipus dėmesį mano kolegė Jurga Sadauskienė. Tiesa, jinai jau randa tokių rudimentų galimo bajoriškojo folkloro vėlyvajame XIX amžiaus folklore. Politinius tų metraščių legendų kontekstus apie Vilniaus įsteigimą yra nagrinėjęs Vytautas Ališauskas. Taip pat praeitais metais labai įdomus pasirodė 2 straipsniai, kaip bendra studija kultūros baruose parengta Virginijaus Savukyno. Ir žinoma, jau mitologiniai ir folkloriniai Vilniaus mito kontekstai, kurios aptarė ir Toporovas, ir Vykintas Vaitkevičius, ir Greimas, ir Beresnevičius, ir čia esantis Dainius Razauskas. Ta folklorinį geležinio vilko vaizdinį aptarė mano kolegė Jūratė Šlekonytė. Labai įdomu, kad tas, Vilniaus mitas plačiaja prasme, ar konkrečiau Gedimino sapnas, Gedimino pilis, geležinis vilkas įgavo labai daug ir tų vaizdinių reprezentacijų. Ir yra irgi ne vienos tyrėjos, dailės istorikės parengtos publikacijos apie tą, tų vaizdinių raišką vaizduojamajame mene. Paskui parodysiu ir keletą iliustracijų. Taip pat literatūrologų, teatrologų, mūsų instituto direktorės Aušros Martišiūtės Linartienės labai irgi įdomi publikacija apie Vilniaus vaizdinį istorinėse dramose, kurios iš viso yra labai mitologiškos, ten visur Vaidilutės, Aukurai, Žiniai, ir tas pats Gediminas ir geležinis vilkas, labai daug tų dramų XIX amžiaus ar dramatinių kūrinių, kaip tuomet vadinta, ar misterijų, kurta būtent apie remiantis Gedimino sapno legenda. Ir visam šitam kontekste vis dėlto man pritrūko tokio, kažkokio surišimo tų visų gijų, tų visų skirtingų mokslininkų minčių, pasižiūrėti, kaip sąveikauja ir mūsų projekto, būtent kontekste, kaip tas pats kraštovaizdžio objektas ir architektūros paminklas, įpaveldinta ta vietovė ir pats Piliakalnis ir Gedimino bokšto liekanos, reiškia, kaip tas vaizdinys, kaip toks sąveikauja su visais kitais kūrybos barais, tiek su tautosaka, tiek su tuo, sakykime, tokiu jau į valstybinį lygmenį iškeltų ideologizuotų ir žinoma propagandai naudotų tautinių pasakojimų. Tai čia tos pačios metraščiuose minimos legendos, kur kaip manoma, kad čia Goštauto iniciatyva, didžio LDK valstybininko iniciatyva, jos ten radosi būtent, kad būtų pagrįstas Lietuvos išskirtinumas ir tos valstybingumo tradicijos tokia labai sena istorinė raida, kai šaknis eina į Romos imperiją. Ir to Vilniaus miesto steigties toks mitologinis, religinis užangažavimas ir taip toliau. Ir man pasirodė toks labai įdomus dalykas, ko mes galbūt net nelabai ir kartais, ką nelabai net ir reflektuojame, kad tos visos kultūros dalys yra tarsi tokie susisiekiantys indai. Ir kartais prisipildo vienas, kartais kažkokie tautosakiniai, mitologiniai motyvai labai iškyla, tampa svarbus, kartais ta vaizduojamoji dailė labai ar kažkokie tiesiog ten memorialiniai objektai vaizduojantis Gedimino kalną ar vilką iškyla. Kartais literatūroje, ypač XIX amžiui, to romantizmo periodu, tas vaizdinys iškyla. Ir dabar tikiuosi, kad... Aha. Ir vat... vaikšto po truputį. Ir
dabar vėl reikia čia grįžti, taip. Tai čia yra pirmas žinomas Aukštutinės pilies vaizdas ir reiškia tai kaip, nu, kaip toks Vilniaus simbolis, kaip toks emblematinis vaizdas, jisai randasi nuo pat pačių pirmųjų, na, tokių Vilniaus atvaizdų. Tai čia yra 16 amžiaus Brauno Vilniaus atlasas, Vilniaus žemėlapis, tada Smuglevičiaus, na, toksai kažkiek ir imaginacinis vaizdas, vėl reiškia kaip centrinis objektas, kaip svarbiausias objektas Gedimino pilis. Na ir šitos man apskritai labai gražios Juozapo Kamarausko akvarelės, vaizduojančios tokį, na, va, romantizuotą, jau nebeegzistuojantį, iš nostalgiškų praeities upų iškylantį imagologinį Vilniaus peizažą ir vėl, va, Gedimino Aukštutinė pilis ir dar ten visi egzistuojant, jo vaizduotėj matomi bokštai vaizduojami kaip centrinis simbolis. Na ir yra atlikta ir daugiau tų dailėtyrinių ir istorinių tyrimų apie Vilniaus Aukštutinės pilies, to pačiu ir Gedimino bokšto įvairias reprezentacijas dailėje. Ir tos metraštinės legendos, Palemono legenda, ar Gedimino sapno legenda, ar, na, visa ta Lizdeikos istorija, nėra žinoma, kiek jos buvo žinomos, na, tai, sakykime, paprastai valstietiškai visuomenės daliai. Tikėtina, kaip ir sakau, kad tai buvo sąmoningai kurtas toks valstybingumo mitas, tačiau ta tema nuolat iškyla, nuolat atkartojami tie pasakojimai yra ir pirmųjų istorikų darbuose. Ir žinoma, kad vėl nauja banga iškyla XIX amžiuje su romantikais, mitologais, su tautinio atgimimo sąjūdžiu. Ir vėl yra reflektuojama ir, na, ko gero tada dar labiau sustiprina ir folklorinę tradiciją, užrašomi ir tie, sakykime, pavadinimai padavimai apie Gedimino pilies statybą, kai, na, mergelę norima aukoti, bet tas pamatinis akmuo nuridentas, tik tai puokštė iš jos, ją iš rankų išplėšia ir žinoma tas, na, tie įspūdingieji padavimai apie Gedimino kalnę snaudžiančią kariuomenę, kuri esant reikalui, kai jau bus visiškai kils didžiulis pavojus Lietuvai, jie iš to kalno išeis ir tos protėvių dvasios padės vaduoti valstybę. Kas yra įdomu ir ką verta pažymėti, kad XIX amžiaus pabaigoje, prasidėjus tautinio atgimimo sąjūdžiui, galbūt ir dėl objektyvių aplinkybių, kai, na, tiesiog nebuvo pakankamai lietuviškai rašančių kultūrininkų, visuomenininkų, sakykime, kad ir laikraštyje Aušra buvo labai daug publikuojama verstinės iš lenkų kalbos, iš lenkų romantikų kūrėjų kūrybos verstos medžiagos. Ir Mickevičiaus, ir Kraševskio, ir na, arba sekant jais tokių sukurtų, gan tokių, na, romantiškų, grafomaniškų vaizdelių. Ir tas Vilniaus vaizdinys, Gedimino sapno vaizdinys, jis taip pat buvo žinomas ir lenkam. Ir čia matote dviejų lenkų dailininkų pavaizduotą Gedimino sapną. Ir situacija pradėjo keistis XIX amžiaus pabaigoje ir, žinoma, artėjant nepriklausomybei, kai, na, buvo apsispręsta ir keitėsi tos vidinės nuostatos kurti etninėse ribose Lietuvą, lietuvišką Lietuvą. Žinoma, tada, na, tas visas lenkų paveldas buvo atstumtas. Ir žinoma, kaip kardu buvo nukirsta, na, kai buvo užimtas Vilniaus kraštas ir Vilnius tapo Lenkijos dalimi. Ir tada vėl Gedimino pilis, geležinis vilkas, tampa tų visų
Vilniui atvaduoti sąjungos laikraščių viršelių, na, tokia emblema ar plakatų kviečiančių neužmiršti Vilniaus. Vilniaus pasas vėl simbolinis Vilniaus pasas vėl su Gedimino bokštu, na ir ten apačioj matote du tokius jau antilenkiškus plakatus, tai ten, na, irgi parašyta: mes kaip alkani vilkai, o Vilniau apginsim savo bočių garbę. Na ir va ten baisus geležinis vilkas šalia Gedimino bokšto puola lenkišką erelį. Tai vėlgi reiškia tas pats mitologinis iš mitologijos, iš folkloro ateinantis vaizdinys, jisai, na, tampa tokia atpažįstama Vilniaus ženklų, Vilniaus emblema. Ir dar trumpai tik tai pacituosiu keletą tą žinomiausią Petro Vaičiūno eilėraštį Mes be Vilniaus nenurimsim, kur irgi yra, na, mitologiniai, iš mitologijos, iš padavimo ateinantis motyvai. Ei pasaulį, mes be Vilniaus nenurimsim, ir kas mūsų mes sukilsim ir paimsim, mūsų bočių kaulai Vilniui prisikels. Ei pasaulį, mes be Vilniaus nenurimsim, bočių kaulai, brolių širdis keršto šauks, Vilniaus sostą krūvina liepsna išpirksim, geležinis vilkas Panery sustauks. Tai reiškia vėl tas pats motyvas, jisai tampa tos Vilniui atvaduoti kovos, na, tokiu simboliu. Ir žinoma, jau lietuvių dailininkų darbuose irgi labai dažnas siužetas, tai, na, vienas ankstyvesnis Kajetono Sklėriaus Gedimino sapnas, Petravičiaus tarpukario Gediminas Tauro medžioklėje, na ir jau vėlyvesnis Kuzminskio 82 metų, vėl Gedimino sapnas, vėl reiškia ta pati mitologema, vėl visaip vaizduojama ir interpretuojama dailininkų. Na ir aišku, kad ta Gedimino kaip tokio svarbaus, Gedimino kalno kaip svarbaus simbolio, kaip svarbaus ženklo, kaip, na, lietuviams reikšmingos vietos svarbą suprato ir sovietai, ir čia, na, dar būtų atskira plati tema Gedimino kalno ir Gedimino ir su geležiniu vilku įvairios variacijos sovietiniai, reiškia, ir atvirutėse, ir ženkliukuose, ir pašto ženkluose, ir medaliuose, na ir kur tik nori, kur tik nori. Na ir dar trumpai pabaigai, labai žinoma naujas toksai atgimimas tos mitologijos, vėlgi nelabai reflektuotos, žinoma susijęs su ta nelemta istorija, kai 2017 metais pajudėjo Gedimino kalno šlaitai ir atsivėrė tos baisios nuošliaužos ir tada, žinoma, na, jau pasijungė interneto folkloras, irgi visokiausi, reiškia, interpretacijos, vėl, kad čia vat geležinis vilkas iš po kalno lenda į viršų, ar kad čia bekasantis archeologai atkasė geležinį vilką. Na ir įvairiausi tokie kartais ironiški, kartais gana žiaurūs pašposavimai. Na ir žinoma, labai simptomatiška, kad nuslinkus tam šlaitui buvo rasti sukilėliai. Tai reiškia, tarsi realybėj vėl pasitvirtina tas mitas, tas padavimas, kad iš tiesų karžygiai, kareiviai tam kalne glūdėjo ir na, jie iškilo prieš pat Lietuvos valstybingumo šimtmetį. Ir vėlgi buvo labai daug įvairiausių komentaruose, aš specialiai juos rinkau, kaupiau tokių, na, visokių komentarų, padūsavimų, parypavimų, kur labai dažnai vėl iškildavo tas, atrodo, nu, žmonės jau turėtų to padavimų nebeprisiminti ir na, tas metraštis, to metraščio ta legenda vėlgi kaip tokia bendroji vieta, bendroji, na, bendras toks žinojimas, kur mes jau patys nesuvokiam, kad mes tai žinom, kad tai mūsų tapatybės savastis, kad na, tai yra to bendro Vilniaus mito savastis, va, ta Gedimino kalno tie visi pasakojimai. Na ir dabar jau matau, kad tyrimą ko gero reiks papildyti
dar ir tą baltarusiškąją dedamąją, nes, na, dar galima pasakyti, kad Gedimino sapno, Gedimino ir geležinio vilko motyvai, jie iš esmės yra žinomi, fiksuojami ne tik profesionalioje kūryboje, romantinėje, literatūrinėje kūryboje, bet taip pat ir folklore trijų tautų - lietuvių, lenkų ir baltarusių. Ir jam irgi žinomi tie tokie, na, padavimai. Tai kad ko gero, na, va, tą baltarusiškąją liniją, ypač dabar kylant tam, na, tokiam keistam litvinizmo sąjūdžiui, kai jie, na, bando Baltarusiai pasisavinti tą LDK paveldą ir sakyti, kad Lietuvos nebuvo. Ir remiasi tais pačiais pasakojimais, tais pačiais padavimais. Tai va tiek būtų. Nu, jeigu įmanoma, per visą. Toliau bus pasakojamas apie vokės totorius. Projekte buvo sumanimas pirmiausia tyrinėti ir tą ir dariau, Trakų Dievo motinos kultą ir piligrimystę ten. Bet sakyčiau, kad jeigu vadovaujantis Sarbievijaus ištarme, sustojau antroji mylioj pagal jo Mergelės Marijos 4 mylės, kur aprašė tą būtent piligriminį kelią iš Trakų į Vilniaus 17, iš Vilniaus į Trakus 17 amžiuje. Dažnai, kuriuo žygiuodavo piligrimai pasimelsti į Trakus ir prašyti įvairiausių malonių, katalikai piligrimai. Tai vienas sustojimų buvo Vokė. Ir savo tyrimuose, ir vis dėlto aš apsistojau ties Vokė ir rašiau straipsnį būtent šią temą. Vokės upė apskritai įdomus paveldo objektas, nes apima daugybę sluoksnių. Tai yra ir kultūrinis kraštovaizdis, gali kalbėti apie daugybę vokių, yra vietovardžiai, tokia Juodoji Vokė, Baltoji Vokė, Mūrinė Vokė, Kozaklarų Vokė, Kauno Vokė, Mūrinė Vokė, Trakų Vokė. Kas tos Vokės, yra romantinė viena legenda, kad čia Trakų ežero laumės tokios buvo ir kurios pavirto meškom, bet iš tikrųjų tos Vokės sugrąžina irgi prie totorių. Ir būtent prie tos Vokės kaip vietos tokios kaip ribos tarp Trakų ir Vilniaus kunigaikštysčių, tos ribos, kur totoriai buvo sąmoningai apgyvendinti Vytauto didžiojo sumanymu, kad jie saugotų tiltus, įvairius kelius praėjimus. Tai va tos visos Vokės iš tikrųjų susijusios su ta apsauga ir su totorių misija tiesiogiai. Ir taipogi galim pažinti tą upę ir upę keliaudami ir dvarų paveldą, ir daugybę piliakalnių pamatyti. Na, vienu žodžiu, pati upė gerokai dar tokia laukinė, nepaisant to, kad Vilnius yra labai arti ir tų logistikos centro jau be galo priartėja, bet plaukiant pačią upę ir ar vaikštant prie jos to tokio kraštovaizdžio įdomaus, kultūrinio, tyro pamatytumėm labai daug. Taigi, jeigu žvelgtumėm iš totorių perspektyvos, totorių, kurie gyvena nuo 14 amžiaus iki pat dabar, tai yra daugybė vietovardžių, kurie skamba tiurkiškai, skamba totoriškai, ir tai Lietuvoje, daugiau yra tų vietovardžių, Lietuvoje tikrai galima rasti totoriškų, bet kad taip tankiai tas skambesys būtų, turbūt Vokės upė yra išskirtinė, pateikiau čia tos vietovardžius, jų variantus įvairiom kalbom, iš tai, kaip tai įsidėsto bendrai kraštovaizdyje, nuo pat upės ištakų iki pat Žiočių, ties Grigiškėmis, kur jinai įteka į Nerį. Tai yra apibraukti vietovės, kur gyveno totoriai, ir dabar yra pagrindiniai 40 totorių kaimas, kur ir dabar tebe gyvena. Taip pat Grigiškių toks dabar dedamoji dalis yra Efindėvičių buvęs kaimas ir Pagiriai. Čia anksčiau katalikiška buvo gyvenvietė, tiesiog ten dabar gyvena dėl patogesnių sąlygų dar totoriai. Ir upė iš tikrųjų, visas šitas slėnis yra
toks, na, sakyčiau, gyvasis paveldas ir kaip pati upė yra taki, taip ir tas tradicijos yra takios, yra atmintis yra taki, nepaisant to, kad daugelį vietų dabar totorių nebegyvena, totoriai, kurie čia gyvena arba apylinkėse, prisimena tas vietas, prisimena ypač tas, kur yra buvusios anksčiau mečetės ir kapinės. Tas vietovės totoriai vadina ir turbūt dėrėtų ir visiems kitiems taip vadinti pagal juos, tai yra akolicos. Tai čia toks įdomus pavadinimas, kad tarsi buvo bajorų gyvenvietės, totoriai, kaip žinia, turėjo bajorų titulus ir jos būdavo šiek tiek atskiros, daugiau kaip kupetiniai kaimai, sudaryti iš tokių viensėdžių. Ir liaudiškai totoriai paaiškina tą, kad tos vietovės yra tokios, kad kelias veda kažkaip aplink ir kur nors nuveda, arba prie mečetės, arba prie kito totoriaus. Taip pasibarstė erdvėje. Tai tos okala, vakrukda okala. Jeigu kas rusų kalba prisimena tą posakį, bet iš tikrųjų liaudiškas tas paaiškinimas yra toks. Ir čia yra senas planas iš tarpukario, kur nagrinėta įvairios žemės valdos ir yra tokia nuoroda, kad tarsi tų vietovardžių skambančių totoriškai, tiurkiškai būtų dar daugiau, jeigu būtų išlikusi senoji žemėvalda, bet dėja viskas keitėsi. Pagrindinis kaimas dabar ir sutraukiantis totorius ir iš Vokės apylinkių ir iš toliau, tai žinoma yra 40 totorių kaimas, turintis, yra viena iš 4 Lietuvoje esančių mečečių ir čia daugiausia melstis keliauja musulmonai nevietiniai, tai yra ne totoriai, o patys Lietuvos totoriai čia keliauja dažniausiai per savo, kaip sako, mėgstamus 5 kurbanus, 5 pagrindinės šventes, kurie jie labiausiai mėgsta, ne visas musulmoniškas. Ir jų svarbiausias tikslas vis dėlto yra ne tiek pasimelsti, kiek susitikti savus. Tas, žvelgiant iš piligrimystės pusės, tai kuo įdomi tie 40 totorių kaimas ir visos kitos totoriškos vietovės, kad jos pirmiausia, žvelgiamas totorių, jų sakralumas vertinimas taip, kad čia yra vieta susitikti ir išlaikyti totoriškumą, tęsti tą totoriškumą. Sakralumas slypi būtent tame, ne tiek maldose, kiek tose susitikimuose. Ta tvirtino daugybė totorių, kurios kalbino tyrimų metu. Ir patys totoriai dar paaiškina, kad štai mūsų mula, imamas skatina nesigrupuoti. Čia totoriai, o čia kiti musulmonai. Būkime visi kartu, sako, bet mums neišeina, mes esame absoliučiai kitokie. Mums patinka kitos dainos, mūsų moteris šoka per bendras šventes ir taip toliau. Mes neturime bendros kalbos su kitais musulmonais. O dar išsiskiria tas totoriškas islamas, jis įvardinamas ir oficialiai kaip liaudiškas islamas. Tai ir tą liaudiškumą iš tikrųjų galima geriausiai atpažinti būtent giluminių tyrimų metu, per gyvenimo pasakojimus, ką stengiausi daryti ir savo tyrimo metu. Ir vienas iliustratyviausias liaudiško pamaldumo pavyzdys, elgesys ar fenomenas, tai yra gydymo magija. Čia aš nesiplėtosiu, kas norės galima ir straipsnį paskaityti, nežinau, čia bus nuoroda į tos straipsnis, mūsų turbūt ne, bet istorijos darbuose paskutiniuose. Tai vienu žodžiu, į 40 totorių kaimą žmonės anksčiau keliaudavo, totoriai ir ne tik, tam, kad išgydytų pas totorius įvairias sunkias ligas, epilepsijas, apsėdimus ir panašius, tokius sunkius variantus. Ir panašu, kad čia gyveno ir galime pavardėm įvardinti, 17 amžiaus toks Alijevičius, iš 19 amžiaus žinomas Janas Suleimanovičius ir 20 amžiaus Alėjus Šabanovičius, kuriuos galime įvardinti kaip valdžėjais. Tai yra itin galingi žiniuonis. Ir galėję gydyti maldomis, sakykime, totoriškomis, islamiškomis maldomis.
Čia yra vat, nuotraukos, pavyzdžiui, iš vieno iš tų kurbanų, kurban bairamas. Ir man kažkaip pasisekė, kad dalyvauju būtent tokioje šventėje, kur susirinko dauguma netikėtai totorių. Ir tas labai jautėsi. Emociškai ir kultūriškai buvo sunku netgi suprasti, kad tu esi tarp totorių, nes visi gestai, kažkokie pasisakymai, elgesys atrodė, tarsi tu būtum tarp kitų krikščioniškų bendruomenių. Toks tarsi rodėsi tas susiliejimas, žmonių elgesy atsispindėjo susiliejimas kultūrų čia įvairiausių gyvenančių. Ir po pamaldų žmonės iškart pabiro į kapines. Ir čia yra antras toks objektas, kurį verta aptarti, kur vyksta piligrimystės. Tai be mečetės, tai sakyčiau, kapinės netgi, sakyčiau, yra svarbesnis traukos objektas totoriams, nes būtent ten yra gyva atmintis, ten yra protėviai. Ir čia iš tikrųjų yra šiek tiek, na, ir svarbu ir išblėsęs sakralumas toks, koks galėjo būti anksčiau, nes anksčiau kapinės apskritai totorių pasaulyježiūrė buvo laikytos kaip šventos vietos ir ten joms buvo suteikiamos magiškos galios ir pokalbininkai iš 40 totorių liudijo, kad vienoje iš senųjų kapinių, kapinės vadina Midraš arba Ziret. Tai Ziretėje senoji 40 totorių buvo toks irgi stebuklingas kapas, kuris pats apsidėdavo akmenimis ir ten buvo galima irgi prašyti įvairiausių malonių. Kapinės dabar ir išnykusias kapinės taipogi kai kurie totoriai lanko. Tai irgi galima laikyti tokiu piligriminiu veiksmu. Ir kai kurios kapinės ir kaip ir mečetės yra išnykusios skirtingų metų. Ir čia yra Merešlėnų kaime, ferma buvo pastatyta iš buvusios mečetės ir kapų akmenų. Ir kelias prie tos vietos laikomas prakeiktų, ten nutinka įvairios nelaimės. Tiesa, vietiniai žmonės, jau katalikai, nežino, kodėl tos nelaimės nutinka, o totoriai žino, nes čia buvo mečetė. Ir patys katalikai bandė atšventinti tą vietą, konsekruodami ją, pastatydami kryžių. Tai vėlgi toks kultūrų, toks įdomus susiliejimas. Ir įdomu, kad totoriams tai visiškai nekliūva. Jie tarsi džiaugiasi, kad kažkoks sakralus veiksmas yra atliekamas, nes tą vietą reikėjo atšventinti po tokio brutalaus elgesio. Iš kapų nuotrauka yra asociatyvi, čia iš Nemėžio, tiesiog, kad primint, kaip apdedama akmenėliais yra totorių kapai, kad jie atrodytų kukliai, nes taip turi atrodyti tikro musulmono kapas. Čia keliavau nuotraukos irgi iš ekspedicijos, tai tarsi toj piligrimystėje lankant kapus sudalyvauja ir mokslininkai, ir mūsų tie straipsniai, tiesą sakant, prisideda prie nematerialaus to paveldo kažkokio tai gyvavimo. Kitas aspektas, tai asmeninės kelionės po tas vietas, kurios susijusios su tavo šeimos nariais, išilgai per visą upę. Tai gali būti, nes laidojami giminaičiai buvo įvairiose kapinėse. Tai čia yra toks pavyzdys Alikas Melechas, apskritai unikalus. Jis pats gyveno visą laiką Grigiškėse, tose senuose Pindevičiuose totoriškose, ir su juo čia keliaujam iki Melekonių kaimo, pagal jo protėvio asmenvardį pavadinta, kuris tas kaimas žinomas ir nuo 16 amžiaus ir pati giminė žinoma nuo 16 amžiaus. Tai jis kaip palikuonis čia nuolat gyvenusių tų totorių bajorų lanko vietas ir ta Vokės upė jam yra visiškai jo, jis visur jaučiasi kaip savas. Ir dabar, kaip Grigiškės šventė savo 100-metį, tai ir šis žmogus yra prisidėjęs prie šiuolaikinių Grigiškių tapatybės. Jis buvo chorvedys, daugybę išleido ansamblių ir dainų šventes ir taip toliau. Tai toks dar kitų būdų išliks žmonių atmintyje. Tai pabaigai noriu pasakyti, kad totoriškas žvilgsnis yra viena, bet toliau mes tą Vokės upę galim
pažvelgti įvairiai ir iš tikrųjų, na, vienas iš tų projektų, kurį galima sekti viešai, tai yra dabar pradėtas senojo, Vilniaus senojo teatro, dabar kaip naujai pervadintas buvęs Rusų teatras, iniciatyva ir ten bendradarbiauja Mindaugo Nastaravičiaus idėja kažkaip prakalbinti tą vadinamąjį Vilniaus kraštą, tą pietryčių Lietuvą, tą margąją daugiakultūrinę, kai mes vadinam, ir jis pradėjo savo tą tyrimą ir ekspedicijas būtent nuo 40 totorių kaimo. Tai čia keliaujant iš tikrųjų tas ir yra paribys tarp to, kas lietuviška, kas lenkiška, kas gudiška, kas totoriška, tiesiog Vokas upė yra be galo dėkinga iš artimo atstumo pakeliauti ir geriau pažinti šitas Vilniaus apylinkės, tą kitokią Lietuvą, ne tik per lietuvišką tautinę prizmę, bet plačiąją prasme. Tai va tiek iš mano tyrimų. Dėkoju. Na, tai labai dėkoju kolegiams ir kolegai už pristatytus tyrimus. Dar ten gal kažkokių klausimų yra komentaruose. Aišku. Dėl tų geležinių vilkų, tai tarpukariu būtent Vilniui vaduoti sąjungos iniciatyvą, regioninių padalinių iniciatyvą, iš tiesų buvo rengiamos tokios akcijos, kai, na, būdavo statomi ar kažkaip gėlėm išdėliojami, ar netgi ir surenčiami nedideli Gedimino bokšteliai įvairiuose Lietuvos miesteliuose. Ir kartais prie jų taip pat būdavo, na, padaromas, surenčiamas ir geležinis vilkas, vėlgi reiškia, kaip būdas priminti tai, kad mes be Vilniaus nenurimsim ir kad jį dar vis reikia vaduoti ir kaip, na, va, tas simbolis to priminimo ir tos, na, tokios akcijos pasirenkamas vėl šitas iš mitinės, iš legendinės tradicijos iškylantis vizualinis simbolis. Ar dar būtų klausimas? Man neklausimas, bet aš atsimenu visą laiką, mano dėstytojas archeologas Gintautas Zabiela, kuris yra tų pilių tyrinėtojas, visą laiką sakydavo, kad lietuviai tą Gedimino bokšto visą išvaizdą, kurią dabar naudoja taip stipriai, kad lenkai sugalvojo tuos kuorus, nes tų kuorų nebūdavo, taip niekada neatrodė. Mes matėm, iš Radvilės tai buvo smailus tas bokštas originaliai. Ir kad lenkai padarė būtent tokį savo nuožiūrą. Kaip Zabielas sakydavo, mes turim dvi pilis, kurias taip mėgstam, šitą ir Trakų, tai vieną lenkai padarė, o kita iš vis yra sovietinių ten tų architektų fantazijos vaisius, kad ten irgi pagal jį nieko nėra. Nu, kažkiek yra, bet viskas, kas viršų yra, viskas sugalvota. Tai prisimenu tiesiog tokį, nežinau, netikrinau šito, bet man atrodo, kad tiesa, kad tikrai... Buvo kitas, kur vykdėte Vilniaus tyrimus. Ir ar ten jūsų turėjot klausimyną, ar buvo klausimas apie Vilnių, ar žmonės patys kaip nors reflektavo ir neklausiami va, tą Gedimino legendą ir apskritai Gedimino kalną? Gal pamenat? Specialiai neklausinėjom ir tiesą sakant nelabai buvo apie tai kalbama, nors, na, va, sakykim, viena pateikėja, kuri prieškariu, tarpukariu augo na, toj didžiojoj Lietuvoj, jos mama buvo mokytoja, tai jinai dalinosi tokiu labai įdomiu irgi pasakojimu, kaip 39 metais, kai Vilnius sugrįžo Lietuvai, na, buvo organizuojamos tiesiog, na, tokios piligriminės išvykos į Vilnių įvairių organizacijų, įvairių įstaigų, būtent, na, vat,
važiuot, pamatyti Vilnių. Ir jinai pasakojo, kaip juos mokinukus irgi vežė ir mama jie išpuošė ten baltom pėdkelnėm. Tais laikais pėdkelnės iš viso toks dalykas buvo sunkiai gaunamas. Ir jų mokytoja jiem liepė tiem vaikučiam į Gedimino kalną lipti keliais. Ir jinai grįžo namo, reiškia, ten visai išsipurvinus, suplėšytom tom pėdkelnėm, reiškia, na, bet va tą atsiminimą, kaip jinai keliais ėjo pasveikint, pasilabint su Gedimino bokštu, jinai labai išlaikė. O šiaip žinoma, daug kam iš pokario Vilniečių dar labai įsiminė Trijų kryžių kalnas ir Trijų kryžių susprogdinimas, nes na, daug kas tą ir tą naktį ir girdėjo tą garsą. Ir tai žinoma Trijų kryžių kalnas ir tie 3 kryžiai irgi yra dar vienas iš tų tokių Vilniaus simbolių, tik tai, na, va, jau čia kita atšaka, kita legenda, kitas pasakojimas apie kitus šventuosius, kurie, na, irgi svarbus tai bendrajai Vilniaus mitologiniai, religiniai, kultūriniai istorijai. Aš kadangi pradėjau savo tyrimą, neužsiminiau, kad bandžiau klausinėti žmonės, kokios yra jiems patiems svarbios vietos. Vieną tokį pranešimą irgi buvau parengusi. Tai ką supratau, kad kiekvienam asmeninė šventvietė yra nebūtinai tai, kas yra, na, tas mega pasakojimas. Tai nebūtinai bus Gedimino kalnas ar dar kažkas. Ir pavyzdžiui, žmonės, kad yra atvykę į Vilnių, kiekvienas susiranda savo kampelius, kurie jiems asmeniškai yra svarbus ir kaip jie kūrė vietas. Tai čia, mano galva, irgi tokia labai nebloga iliustracija to, kad vietas kūrė žmonės. Ir kūrė jas kartais netikėčiausiose tose fizinėse vietose, kurių net nepagalvotum, kad gali būti svarbu. Tai tada, kai klausiau žmonių, kokios vietos jiems svarbios, tai buvo įvardinta ir Savanorių prospektas, ta buvusi Krasnūchė su visom savo, Vilniečiai žino, kas tai yra, ir kitos tokios lokacijos, kur net nepagalvotum, kad gali būti sentimentalu, prasminga ar dar kaip nors, bet tiesiog mes patys gyvenam vietose, mes savo gyvenimu jas kūrėm ir savo prisiminimais taip pat. Ten juk toj vietoj prie Konarskio turgaus, ten ir tie senieji miesto stulpai yra buvę, tai čia irgi va tie riboženkliai. Bet aš galvoju, vat, kaip ir į klausimą žiūrėdama Akvilės ir ką Radvilė sakė, galvoju, kaip, man atrodo, šiuolaikinis verslas padaro. Taigi dabar nuo Grigiškių važiuojant netoli Vilniaus ženklo, ten yra vilkas iškilęs, tokia pilies imitacija, žodžiu, taip. Bet mano klausimas būtų, o kaip jūs pasirinkote? Čia visiems klausimas, labai trumpai, aš žiūriu laikrodį, kaip jūs tas vietas pasirinkote? Žodžiu, tas šventvietės ir kur ten susiduria ir pagoniškiai ženklai ir tokie visiškai kažkokie transformuoti, žodžiu, tas pasirinkimas projektų tų vietų, kurias šiandien pristatėte. O čia labai savotiškas klausimas, tai priklauso nuo daugybės, man atrodo, veiksnių. Aš tai, pavyzdžiui, klaidžiau, iš tikrųjų, aš galvojau, kaip čia save įpozicionuoti į tą projektą. Tai sakau, bandžiau klausinėti ir asmeninių vietų žmonių ir bandžiau Vaiduoklių vieną namą patyrinėti Vilniuje, kuris, nu, gal dar išeis straipsnis kitame kontekste apie tai. O paskui aš tiesiog radau Tautvydo Kontrimavičiaus tekstą apie tą Puntuko visas tas peripetijas kalimo Dariaus ir Girėno to žodžiu bareljefo ir kas buvo su tuo susiję, mane be galo tai sudomino, mes paskui pririnkom daugiau ten tų kontekstinės informacijos, dar papildomai archyvinės informacijos apie tai ir išėjo tas straipsnis. Nors pradžioje man atrodė netgi juokinga, nu ką aš čia dabar apie vieną akmenį kalbėsiu, nu akmuo kaip akmuo, žodžiu, pilna, kokioje Skandinavijoje tai tokį net nežiūrėtų niekas. Bet kai pristačiau per religijotyrininkų konferenciją šitą savo su kolega tyrimą, tai sulaukiau didžiausio susidomėjimo ir netgi buvo sugalvota idėja, kad reikia padaryti konferenciją apie akmenis, nes tiek atsirado visokių minčių, asociacijų ir sąsajų, ką žmonės tose akmenyse įžiūri ir kaip jie gali būti reikšmingi, prasmingi ir visokie kitokie. Tai aš taip paklaidžiau. Bandžiau rasti savo vietą projekte apie vietas. Šiaip iš tikrųjų įdomus tas projektas, kad kaip pristatėme, kad buvo mūsų čia vienintelė katalikiška šalis ir nebeliko to katalikiškumo. Iš dalies, sakyčiau, netgi gal ir įtaką darė tarptautinė bendruomenė. Bent jau aš pajaučiau ir pirminiai mano pranešimai visi iš esmės buvo apie Trakų Dievo motiną, katalikiškas aspektas. Ir
Ir labai stipriai pajaučiau, kaip niekam neįdomu katalikiškumas. Čia yra akademinės bendruomenės tokia tendencija. Tikrai, tikrai labai, labai, čia kaip kolegos sako, wow, akmuo, čia dar kažkas. Tai aš pajaučiau tokį, ir mane truputėlį, nu, ne tai, kad nusodino, bet, nu, galvoju, čia toks gausis man toks lokalus tyrimas, tarptautiniai bendruomeniai, nu, galvoju, čia kaip čia jiems įtikti, bet po to gyvenimas savaip pasisuko ir, sakyčiau, į totorius, nu, pirmiausiai traukia žmonės, kas daro lauko tyrimus, jeigu jau nu, atsiranda tie pokalbininkai ir nu, tiesiog tokių totorių sutikau, kad tiesiog negalėjau nieko nedaryti su tą medžiagą. Nu, traukų tyrimas jis toks imlus, ten daug visokių medžiagų, čia grįšime mes su Radvile, dar darysim tos piligrimus, o čia tiesiog, vat, tai, nu, taip nutinka, ištinka. Tai, ir nuo tos katalikybės mes visi pamažu. Nu. Aš tai, man visą laiką tas pavadinimo žodis, kuris lietuviškai gal man net ne taip gal visai skamba atpasakojimas, bet tas angliškai restored, tai kaip būtų besikartojantis veiksmas, kad vis nauja istorija, ne istorija, bet gali būti reikšmė, gali būti istorija, pasakojimas tai pačiai vietai. Tai aš pagrindė tai buvo mano visą laiką atspirtis, kad ieškoti būtent patirinėti tokias vietas, kurios daug viena fizinė vieta, daug tų va, tokių tų pasakojimų vietų savyje talpina. Ir po to tiesiog išplaukė, nežinau, irgi savaime pusiau, kai kurie yra iš disertacijos tam tikri dalykai, kiti, vat, kaip Kryžių kalnas, tiesiog pagal kažkokią konferencijos temą nuveda, tai tokie. Bet stengiuosi vat, į tą atkreipdėmėsi, kad susirištų ir su projektu, ir su kitais. Tai vat. Ar vienintelė New Age pobūdžio vieta? Tai taip, tai Merkinė, Merkinė mes važiavom visi su to projektu ir žiūrėjom. Tai Merkinė irgi yra, tiesiog, kad Merkinė galbūt piramidė, mes čia kalbam apie piramidę. Jinai gal neturi to atpasakojimo būtent aspekto, nes tai yra tiesiog, kaip New Age vieta, tai dar daug labiau yra netgi tokia vadovėlinė negu Lopaičiai. Bet Lopaičiai turi tą tokį, kadangi tas piliakalnis šalia ir plus kadangi bandomas prilipdyti tas naratyvas, kad tai yra tikrai sena, nors nėra. Tai tie dalykai labiau gal tiko į tą temą, bet šiaip kaip New Age, tai taip, yra Merkinė ir yra dar keletas tokių, dabar tiksliai nepasakysiu, bet nepavykusių visai tokių bandymų. Zarasų rajone yra dar paskui kažkur, yra tokių, kur iš vis ne tik kad visuotinai, bet net ir lokaliai kažkaip neišbujojo, bet yra šiek tiek Lietuvoje, randasi. Ypač va tais po 2000-ųjų buvo bandoma, tas laikas buvo labai toksai madingas. Prie New Age'o bažnyčia katalikų priskiria tokią angelų kalbą esančią prie Trakų. Bet čia vertinimas yra konkrečiai jau bažnyčios, nors patys jie netgi samdė tyrėjus, kūrėjai, kad įrodytų, jog čia liaudės pamaldumo vieta. Ir dabar neatsimenu, kuris čia iš mūsų kolegų tą tyrimą atliko ir nustatė, tai va, tarsi tas liaudės, tarsi būtų, mes galėtumėm legalizuoti kaip pamaldumo vietą, bet oficialiai bažnyčia, va, tarsi New Age'as, nu taip ir prilygino, kad merkinės, nes, nu, jeigu nevyksta Eucharistija, tai tu gali kam nori, čia jau, nu, mes pasinerėme tokia įdomias temas, iš tikrųjų tas logika, kaip yra bažnyčios logika ar žmonių, na čia jau atskiri tyrimai. Na ir aš kaip ir sakiau, na ir matyt, kaip ir daugelį tų mokslinių projektų būna, visa laimė, kad čia kažkaip mes turėjom daug tos akademinės laisvės pasirinkti, kad na vis tiek pradžioj turi tą kažkokią temą susirasti, užsiimti vietą, tai na kaip ir, vat, ir daugelis čia mūsų, kad pirminės tos temos buvo vienokios, Linos Leparskienės pamaldumas Trakų Dievo motinai. Mano buvo Faustina Kovalska, bet, na, vat, kaip ir sakiau, kad pradėjus nagrinėti tas, na, religinius Vilniaus ar Vilniaus kaip religinio miesto kontekstus, pamatai, kad, na, jų yra be galo daug ir čia gali monografiją parašyti, nes yra žydiškasis Vilnius, Šiaurės Jeruzalės ir Gaono, yra
žydiškasis religinis Vilnius ir tie jų trys šventieji Šventos dvasios cerkviai. Na, garbinamos jų relikvijos yra unitiškas Vilnius ir Juozapatas Kuncevičius, yra galų gale protestantiškas Vilnius, nes, na, iš dalies protestantiškasis sąjūdis čia į Vilnių ir prasidėjo. Ir žinoma, yra katalikiškasis Vilnius, na, ir Šventas Kazimieras, ir ta pati Faustina Kovalska. Bet žinoma, kad, na, atspirties taškas yra, na, ta mūsų, sakykime, pagoniškoji religinio Vilniaus dedamoji ir kažkaip, na, radosi be galo daug tos medžiagos. Ir kol kas susitelkiau ties šią temą, bet žinoma, po to labai būtų įdomu, na, dar tos kontekstus plėsti. Mhm. Na, žinoma, kad žmonės perkeičia vietas ir suteikia jom, na, naujas reikšmes ir naują, tą galim sakyti, energetinį krūvį ir dažniausiai tai, na, būtent daroma per pasakojimus, kai vieta yra apipinama pasakojimais, ar vieta yra tokia svarbi, kad jinai generuoja naujus pasakojimus ir jie gali būti, na, visiškai kitokie, kažkokie šviesūs, teigiami. Na, taip tarsi tada turbūt uždengia tuos kažkokius liūdnus ar skaudžius istorinius ar mitologinius pasakojimus. Na ką, mes jau viršijom visus laiko limitus. Tai labai dėkoju auditorijai ir už kompiuterio ekranų ir čia salėje susirinkusiai, už įdomius klausimus, už tai, kad mus išklausėt. Ir dabar jaučiamės dar labiau įkvėpti toliau tęsti tyrimus, na, ir juos skelbti, kad jūs skaitytumėt, gilintumėt žinias, domėtumėtės, galbūt prisijungtumėt prie mūsų. Ačiū visiems.